Sveiki, gerbiamoji publika. Tai dabar, žodžiu, kame buvo problema. Mano senasis išmetimo koliks yra blogs. Yra koliks iš esmės geresnis negu stokinis. Galiu parodyti stokinį iš tikrųjų. Va čia va turim stokinį išmetimo koliką. Tai, žodžiu, yra nu antiek neefektyviai čia viskas, kad pizės belia kaip kaist ir belia kiek daug reikalų. Tai va toks. Žodžiu, nenaudosime šito dalyko. Naudosim privirinimui gal, kad būtų dėl temperatūros. Jie čia pagalės davo kažką būtų. Žodžiu. Tai dabar, kaip yra. Turim flanšą naują iš Raime. Turim šitą senąjį. Šits flanšas yra idealiai pagal variklę galvą. Tai va, uždedi čia, pavyzdžiui, skylės kaip ir atitink. Ir čia, pavyzdžiui, šoninės jau, nežinau kiek matus, labai nebetitink. Tai žodžiu, man prieš tai, kad uždėti šitą koliką, reikėjo lankstyti pilkas, karočią, ir jos tada gaunas čia didelės tos skylės. Ir tada gaunas, kad čia yra sunku prieiti prie varžtų. Nu, žodžiu, labai nepatogus ir negeras daiktas. Plus, dabar čia nesimatys. Bet radom, kad tenai yra skilės jisai. Taigi, mes dabar apipjausysim šitą koliką. Tai gerai vėl rodo taip. Apipjausysim va taip, va, čia šituos zik, padarysim plius minus apvalius. Tai žodžiu, nes virinsim ne tiesiai prie vamzdžių, o pirmą prie šito. Ir tada gausis taip, kad visas koliks atsitrauks biški toliau nuo motoro. Ir tada bus lengviau prisisukti viską. Tai žodžiu, dabar Lukui duosim šitą pjaustyt, aš einu žiūrėt pagalvės. Ir dirba. Lukai, ateik, papasakok tu dar kažką. Nėra čia ką daug pasakot. Nupjausim, pašlifuosim, padarysim apvalų, šitam viršų, užvirinam, ir vo, liuks bus. Tikėkimės. Tai bus, aišku, čia nėra ko nebūti. O va čia yra baudžiūnio gamybos 36 raktas. Tai čia toks tik šiaip dėl bendro išprusimo. Tik pradėjome Žodžiu, šiaip tai belia kaip karšta yra. Kiek laipsnių, gali pažiūrėti, turiu ragelį. Šiaip labai šilta yra būstiniai. Tai aš tai jau va, dėjęs, kaip su laiką tokį, laukia 2,5. Nu tai žodžiu, būstiniai 60. Žodžiu, šilta, dedam tą, aš tuo tarpu nurinkinėjau senąjį bloką. Nes reikia šitą visą nuimti, tada čia reikės iš tarpnikių naujų huikių. Žodžiu, visus aprengimus dabar nuiminėjom. Žiūrėsim, kaip dar kečkeną dar reikės sugalvoti kažką. Nu, karočią, reikalų yra. Nieka neturi ką veikti. Gerai. Ai, tai va, Lukas vis dar pjaustų. Žodžiu, tas pjovimas čia belia kaip ilgai trunka iš tikrųjų. Bet susipjausis, pasidarys galiausiai. Anksčiau ar vėliau padarysim. Iš bėdos, kur naują tą koliką suvirinsim. O, padarysim šitą. Padarysim šitą. Nu, žodžiu, tik tas užpisa, kai jį reikės čia dar pjaustyt. Ne, žodžiu, šitas, čia netgi matos akivaizdžiai, karočią, kad šitos skylės yra geras, tarpas geras ir šitas yra per arti. Arba atvirkščiai. Nu, karočią, šitas gaunasi... Šitas kreivas. Šitas per arti gaunasi. Tai jį reikės va čia įpjaut kažkurio kampu. Ir tada jį palenkt ir tada privirint. Ir bus zaibys. Bet ir mes koks atsipisinsi, čia visą dieną pjausta tą koliką. Tiesiog, mes čia kažką veikiam kitokius darbus, jis visą dieną pjausta. Ir nieka nesak, jis net nei alkoholę geria, nei rūka, nei nieka, tiesiog visą pjausta. Va, благодарю, pizda.
Apačioje. Ir kągi čia veikiam, gerbiamoji publika? Kam vandens pompa. Su meilės firmos. Su meilė. Tu, na. Čia katinuko trydą paleido. Atsitiko avarija. Ai, va. Blet. O, čia didesnė avarija. Biškai. Baudžiūnis iš... Pala suremontuosim. Ir tokiam sąlygom motorą renkam. Žvyrius. O vaikam pasakosim. Motoras bus surinktas su pieskom ir alum. Blet kaip smirda realiai. Čia blet už talų, na. A, nu tai va. Vieną varžtą reikia. Bet tai blet, meilė, ne? Prideda 3 varžtus ir 3 špilkas. 3 špilkas yra per trumpos. Tai... Blet, nu tai dabar senus Volvo varžtus turiu sukti. Gerai, kad iš apačios, kad nesimato. Žodžiu, sumastė bachūrų išsidėti ant ožę motorą, kad išleis tepalą. Nu tai tepals leidžias. Jo, biškai nudraskė. Va, su minimaliais padraskimais. Susmigo motoras, blet, bandė užsikurt. Gerai, kročiai keliam, nes tepalas bėga. Jo. Davai. Jo, tas. Iš įstrigo dabar. Dėk ten žemės. Eiktus poreikiams. Bet va, kai norim, tai ir vieną ranką iškelt galima. Taip. Da bolščika, blet. Į kitą pusę versgi. Gerai, karočią raundas antras. Anožio dedam metalą ir tada keliam variklį. Tai tu neskubėk, mes turim laiko. O gal į kitą poką? Na, taip. Ui. Palaižyk. Galėjau šiaip pasukti motorą iš šalio. Nu bet te paliuks ne juods dar. Kur? Juodas kur apsvala. Taigi iš valainio prisipylėm. Gustai, jeigu žiūri, tai va čia tavo te paliukai išleidinė. Nu bet mes čia tik dasipylę po. Sporteminis čia, pėsia čia. Šiaugi tepalo nėra, tai čiaugi popui, nėra svorio. O, įsidėjom biškį tą motoriuką, šiaip ne taip. Kažkaip šiandien sudėtingai iš tikrųjų daros visi dalykai. Ne taip lengvai kaip norėtus, ne taip greit kaip norėtus, ne taip efektyviai. Modas žiūri mane tokiom pavargusiam akim. Bet žodžiu, nu yra tiesiog labai daug reikalų su tuo išmetimą koliku. Tai maladės Lukas visą dieną pjovė. Nu, ne visai visą tipo, bet visą vakarą. Tai vat, atpjaustė šitos asilus. Galėsim virint naują tą koliką. Ta kolika, ble, tą flanšą. Nebepašneku. Žodžiu, kažkokių dalykų pasidarėm, kažkokių nepasidarėm. Tai negali visos dienos būti, kad, žinai, mega efektyvas ir mega greit viskas vykti. Kažkaip, nežinau, sakau, sunkiai. Žodžiu, viskas. Žodžiu, kai visada, aš tai viską labai netvarkingai darau, modė visą laiką man bisprotą ir kai atvarą tos sutvarkom. Tai susitvarkėm. Tai jau yra geriau ir rytoj atvarysim daryti bus tvarkingiau, rytoj darysim tvarkingiau, bišina. Po biški. Žodžiu. Jo, papasako. Trumpai. Tai turim, dedam, kažkas netinka, kažkas tinka, kažkoks diametras per didelis, kai kur per mažas. Tai daug kur klausimų kyla, tai ir tempėsi guma.
Šiaip, Nu, bet vaizdas gražėja, tik. viena iš tokių dienų, kur tiesiog nesimata daug padarytų darbų. Nu, bet yra kažkas. Yra padaryti. Reikia ir tokių dienų. Tai aišku, nu šiaip matos, ta prasme jau, kai pasižiūri, tas raudonas bloks gražiai atrodo. Aišku, čia gražiai nudažyta yra. Kurva. Blet, rada purškiamų dažų ir sumastė patestuot, kurva, ta ir ne ta spalva. Ir tiesiai ten, kur nereikia. Pisa juodų dažų mane. Nu tai va tokios ir nuotaikos, gerai. Iki kitų kartų.